jau filmuoji? Čia yra Adelė. Tumba, jumba, tumba. Tumba, tumba, bumba. Aš pamiršau, kaip filmuojasi. Ai, va čia, va. Tu dar nefilmavai? Aš visą gyvenimą tik ir filmuoju. Čia prisitraukia. Oi! Lelių! Lelių! Ko tu toks rimtas? Kukulis! Kukulis! Adelyta! Adelyta! Teta! Pagausiu! Tikroviškai filmuojasi. Šnekėkit visi. Va, šitos vaizdelius reikia į tuos siūsti, Lalailas. Surovsi pro dantį išmušė. Kaip ir zvonki. Oi, žaksiukai. Žaksis! Užstringo vėl. Dar pajuokink. Čiagi istoriniai kadrai. Čia kaip vaikas blogai jaučiasi po skiepų. Pištelėjo. Ne, žaksim. Va, filmuoja galiu tave. Džiugu, 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 džiugu. Pumba, pumba, pumba. Eik, nepasisupsi man kojas. Pats pirmas. Iš tų didžiųjų? Mhm. Pats pirmas dėja yra Adelės. Ne, jisai kitokios spalvos. Nu tai kas? O tavo pats pirmas albumas. Iš dešinės ir iš kairės. Nežinau, tu jau tenai senai sumaišus. Vat ir ne pats pirmas. Pats pirmas yra tada, kai buvo dar Audrius atvažiavęs į Ameriką. Tai aš sakiau, tu jau sumaišai, kai rinkai mamos dienai nuotraukas. Ne, Duok, aš surasiu. Aš nuotraukai bet kokias fotoalbumus nedėjau. Aš iš vis atgal neįdėjau. Aš jau net nebuvau žiemus. Albumų eiliškumas sumaišai.
Koks skirtumas, aš jau juos 3 išieškojau ir ten nėra mano kūdikių fotoalbumų. Tai jeigu čia ne kūdikių fotoalbumai, tai kas čia yra ir kas čia padaryta jau? Jau, va. A? Čia jis jau buvo toks, kai žiūrėjau. Aš reiškia vargau, dirbau, tu prieėjai per 1 sekundę. Aš irgi vargau, dirbau per mamos dieną. Bet tai tam nereikėjo suardyti jų visų. Aš jų neramčiau. Va, ką aš tau noriu parodyti. Va. Va, čia tu žvengi lygiai taip pat kaip Adelė. Šitoj vietoje. Lygiai tą patį. Ištrado kaip senukas čia. Čia grynas senelis kažkas. Lygiai taip pat žvengi. Kūdikiai turi jaunai atrodyti, Va. ne kaip seneliai kažkokie. Nu, aš tikras senelis esu kažkokia. Va čia. Matai? Pažiūrėk, kokios supinės. Taigi. Aš žinau, kad aš Patogas. nežvengiu. Šiaip tas sveikas daunas atrodo. Kad tu čia nesišnepi? Iš kur toksai savęs... Išeitum į kiemą, pabendrautum su vaikais, pamatytum, kad aš ir labiausiai save gerbiu. Palaikyk, Adeliuką. Ui! Bum, 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 tumba, 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 yeah, tumba, 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 ooo. Leliūnės, matai, kokį tu gražų turėjai ant galvos. Va, kokio aš ieškau Adelytei. Nereikėjo išmest. Va, 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 tu čia žvengi. Va, grinai. Va čia, vat. Ihahaha. Tumba, tumba, tumba. Matai, kaip atrodo. Tumba, tumba, tumba. Tumba, tumba, tumba. Yeah. Tumba, tumba, tumba. Tumba, tumba, tumba. Yeah. Nu, kai pagalvoju, elementarios supinės. Kuku. Sigi, matai? Mačiau. Minkštos, patogios, su žaisliukais ir prisukamos. Trink, trink, trink. Vežimas tai nelabai pas tave labai buvo. Kodėl? Žiūriu. Paprastas toksai. Tai ko man nenupirko Hamerio? Tumba, tumba, tumba. Žemės drebėjimas, Adelei. Va, 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 va. Baba čia tave pagausiu, o tu ten lūždavai, matai? Veidukas valyja toks pat kai Adelės. Ai, tai tu iš babos tu nepagausi. Tai čia visiems vaikams tas pats. Pagausi, o jau tu ten griūdavai, lūždavai nerealiai. Ir dar man šito žaislo labai juokas įdavo. Ten. Kostė. Aš Adelė, aš graži, į saulutę panaši. Pertrauką žvaigždį reikia padaryti. Kipsas operatorius. Užteks? Ne, nieks nevyksta.
Sakyk dar. Dar sakyk. Dar sakyk. Kas ten? O tie veža visokie garsai. Užimai technikos. Ei! Cucu! Kas ten? Ai! Pum. Adelė! Ei! Cucu! Ateik! Ateik pas mus! Ateik! Ateik, ateik, ateik! Ateik, ateik, ateik! Lelė! Eik čia! Pagausiu, pagausiu, pagausiu! Pagausiu! Bėg, pagausiu! Pagausiu! Bužia, bužia, bužia! Bum! 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 Tutka. Kuku. Labai įdomu, kas ten pas tetį kabo šitas. Eik, paimk. Ai. Lelė. Lelė. Pačiupo. Tuos norinčius, kurie tikrai mėgsta dalyvauti kas ansambliuose, mėgsta dainuoti šokį. Ir kaip žinau, netgi yra tokių, kurie net ir baigę universitetą, vis tiek dalyvauja jūsų veikloje, šoka, groja. Taip, štai va čia. Ir viena tokia yra, labas rytas, Daiva. Labas rytas. Iš tikrųjų, didesnę dalį savo sąmoningo gyvenimo 16 metų esu polingai ir niekaip negaliu paleisti to ansamblio. Ir ansamblis tavęs nepaleidžia, nežinau. Bet čia taip pabrėžia, kad sąmoningo gyvenimo, kad nepagalvotų, kad čia toks lengvas išprotėjimas polingai dalyvauti, ar ne? Jo, kažkiek iš tikrųjų. Gali paspaust raudoną. Ir Tada džiugu pristabdys. visą laiką ateiti į poringę. Jūs esate jau su stažu? Lelį. Kelkis. Kelkis. Apa, apa. Beveik. Kiek galim pasidalinti patirtimis Opa. su vadovu, Nu da. daug. Dar. O vadovo, O, reiškia poringė. Šaunuolė. Žodis tas tokios kilinimas yra iš žodžių porinti, pasakoti. Šiandien tokių iškalbingų gal labai daug neturime studentų, bet anksčiau buvo tokia studentų, kurie buvo važiavę iš provincijos, tarkim, ir kurie dar turėjo išlaikę tarmę, mokėjo kalbėti tarmiškai, tiesiog kiekvienas koncertas nepraeidavo be įvairių pasakojimų, atsitikimų tarmiškai. O tai dabar jau pritrūkstate tokių studentų, ar žmonės nebekalba tarmiškai? Šiais laikais apskritai žmonės nėra labai iškalbingi, tai kartais pritrūkstam, bet šiaip tai dar Daiva, taip pat ir Elena, tai dar moka tarmiškai ir per koncertų metu pakalba. O kur nors išvažiuojate, galbūt netgi iš už Lietuvos ribų? Taip, važiuojam. Praktiškai kiekvienais metais važiuojam į tarptautinius festivalius. Ir esame važiavę visą Europą, pradedant tarkim Vengriją, Čekiją, baigiant Portugaliją, Ispaniją. Dar viena. Geruma. Tai yra žmogus Jonas, kuris groja. Bet čia kodėl visą laiką telikas, kai filmuoji, rodo tas juostas? Aha. Va ir dabar. Keista labai. Edeliukai. Edeliūne. Lelė. Lelė, žiūrėk, čia šitas tabalaila šalia manęs yra. Eik, Leliuk.